Labas rytas. Pradedam nuo špokų ceremonijos. Štai yra vyšnios jau prisirpusios. Ir čia paskutinis špokas, kuris priskrido. Nes jis įkelias vėliausiai. Jis jau vietinis. Nuo šiandieną, nuo vakar tiksliau šį čia gyvens. Sakė bent mėnesį, o gal netgi 2. Krepšinis biški suaktyvėjo. Mano draugė dainuoja. Krekštutė. Miko, patinka sodybai? Jo. Nu pasakyk 3 pliusus. Daug erdvės, linksma ir naudinga. Buvo, prašau. Labai jau kaip profesorius. Šiandien Tomas prasibraukė lengvai praliotą. Pirmai lengvai. Čia buvo lengviausias, o ne Tomai, viskas suruošta. Ir nebraukė. Kiek užtruko? 20 minučių. Sudėsim plyteles ir bus jau slignamo galu padaryta. Liks Tomui dar vienas praliotas tenai, kuris irgi jau beveik paruošta. Vamzdį užsidedi. O ugnė lobį rado. Tokį, kurį reikia utilizuoti. Čia yra apšiltinimo medžiaga, kuri buvo po grindimis, kurios yra čia. Bet mums jos nereikia tos medžiagos. Todėl vešime utilizuoti. Ir jos yra daug, tai nežinau, kiek čia laiko mes ją vežiosim. Nu, nėra bjaurus darbas, ne? Yra. Yra? Čia, man atrodo, ta medžiaga gal iš kokių tarkuotų padangų kokių padaryta. Čia siūlai kažkokie. Nu, atrodo kaip siūlai, ja. Nežinau iš tikrųjų iš ko. Greta vat stato pilį didelę. Čia vat buvo labai plonos. Šičia yra tokios pačios. Čia storesnės, čia storiausios. 10x10. Mykolas su Pauliu parveža. Pakrauna, parveža. Greta deda tuos didžiuosius. Pasimas pusinės deda va čia vat. Štabeliuoja. Simai, šiaip tai nereikia čia lipti. Paimi ir eini aplinkui. Ir pasidedi. Jisai čia liptumas manų netašo. Nu taip. Turi logiką žmogus. Be logikos. Gerai, reikia užpilti ant viršaus. Kabum, štai ir yra aikštelė padaryta, viskas. Nuo čia iki namo galo galima jau kažką daryti. Nu čia dar tas skylės reikės užbetonuoti, bet mes betonuosim tada, kada bus plytelės išdėtos iki galo ir tada dėsim bordūrus, o tai jo. Dar gal taip vieną ir taip. Bet tada bus betonas ir tada užtaisysim vieną kitą čia skylutę, o į tą pusę, kai keliausim, tada bus jau puzlė. Taip kaip tenai buvo puzlė. Ugniava, kiek lobio jau įdėjo, kiek čia 6 maišai, 7, 8, 9. 9 ir dar bus kokie
30. Ne. Nieko, pabiški. Tomo savaitgalio darbas į pabaigą. Praliotas 1, 2, 3, 4. Sudedam plytelės ir всё. Tomas laisvas. Pam! Štai ir yra. Viskas. Tomo darbas baigtas. Tomas pradeda atostogų savaitę sodyboje. Be darbų. Va tiek plytelių sunaudojame. Turbūt gal nuo čia kažkur tai. Ir biškai jau matosi žviriukas. Čia va tiek nuolaužų. Iš to, kad Tomas surinko cielas, tai tiek nuolaužų surinkom. Gerai bus iš ko puzlę daryti. Yra tų nuolaužų. Čia tik ant viršaus daug gerų atrodo. Po apačia prasideda jau puzlė. Nu, aš nežinodamas, ką su šito daiktu daryti, morkavų. Tai bent jau darau tai, ką suprantu. O ką suprantu, tai reikia troselį pasikeisti gazo. Įsiardžiau, žinot, ką radau. Radau troselį, kuris turi šarvą belia kaip nujiestą. Pačia vat jisai netgi ne šarvas, čia jau yra pasidalinęs visai. Tai vat reikia visiškai keisti visų šarvų, nes ši nesąmonė kažkokia. Todėl man tas gazas neklausydavo. Jo, šitą nusėmiau. Tas gazas yra. Tai va biškį pasuki. Jis tada patempia troselį per visą tą šarvą, tas troselis pasitempia. Ir va čia va taip hop, tai sumažėja ir jisai tokį pastumia gazą. Variklis dirba greičiau. Realiai ant visų mašinų turėtų būti panašiai. Tik tai tenai ne rankenėlę patraukė, o pedalą, pavyzdžiui, paspaudė. Štai gazą. Jeigu gazas ant troselio yra. Nu ką, ugniai pasirodžius, reikalai pagerėja, Greta, ne? Ką? Iš kur tokie švairūnai? Nu, viskas kitaip dabar. Dabar nieks nebegriūna, žiūrėk, ir išsilygino. Nebėra jau duobės. Negriūna. Ne taip kaip prieš tai. Štai viskas juda. Tai nesujungta yra. Nesujungta yra, dėl to juda. Bet pas mane... Sekančią būtinai reikia dėti per 2. Čia viskas neklius. Bet pas mane čia... Jo, būtinai per 2 reikia dėti. Tada susijungs. Klibinas. Klibinas pas tave? Šitos mažos musytės, kurios čia skraido, jos skraido aplink mano veidą, lyg jos mano veidį matytų šūdą. Čia geras klausimas apmąstymai. Vakarais, kai viena, pamąstyk apie gyvenimo prasmę, apie mūsų įžvalgumą. Ką jie tavyje mato? Ką mato? Ne, nieko. Nieko nemato. Nieko. Jinai irgi mąsto, tik garsiai. O vyrai, kai greit dirba, tiek beliko. Trupinėlis. Kiek čia dar kokie 6-7 kaušai įstoja ir nebeliks. Jaunuoliai. Užauksite stiprus, ane? Jo. Čia nugaros pratimus gerai darote. Kalnuodami po 5 kilogramus. Per savaitgalį po, nežinau kiek kartų, keli šimtus tikrai. Na ir pabaigai, kas šiandieną arba šį savaitgalį įvyko. Įvyko tai, kas buvo tikrai neplanuota, tai yra baigėsi mūsų trinkelių krūva ir mes ją sutvarkėme. Štai kiek jinai užėmė vietos. Žymiai mažiau nei aš galvojau. Galima skaičiuoti nuo čia. Čia yra pusikės, čia yra plonesnės. Nežinau, kodėl jos iš vis egzistuoja. Ir čia yra tos storosios. Kvadratų nemažai. Tai va tiek bus mūsų sandėly ir lauks ateities planų. Taigi turime tokių, čia tokių pat. Nežinau.
ateityje sužinosiu, kur visą tai keliaus. Kitaip sakant, Dievas davė, Dievas žino. Jis geriau už mane žino. Visi Dievo planai ir darbai yra tobuli. Mums tik tai kartais be kantrybės nesinori laukti ir sužinoti, koks iš tikrųjų tobulasis planas. Jo, o va čia vat yra ta vieta, kur buvo trinkelis. Kabum nebėra. Ir žemių nedaug iš jų. Va ta nedidelė krūvelė, keli kaušai. Ir liks va šitą dar sutvarkyti. Ir bus mūsų sąvartynas, arba kitaip sakant, sandėlys aptvarkytas. O tas 30-nes tai mes irgi dėliojame, turime tokį mažą sandėliuką joms. Irgi neaišku kol kas kur. Iki šiol jas visas naudojame seno namo grindims. Ir galbūt dar yra kur jų ten dėti. Tik nedaėjom. Čia yra tas sandėlys 30 plytelių. Nemažai. Tikrai daugiau negu liko šitame name neužpildytų grindų. Gerai. Šiam savaitgaliui liko tinklinis ir važiuoti namo. Iki susitikimo kitą kartą. Ate.